Sveiki, draugai, bičiuliai, gerbėmėjai. Tavarišiai. Jums nepaslaptis, kad Lietuvoje menininkai gyvena kaip vargetos. Nėra iš ko sumokėti, supranti, už komunalinius. Taip, komunaliniai. Ermilinai norisi kažkokių dažylų veidų atnešti, kad nepabėgtų pas krautuvininką. Atlyginimai menki, mes grikiais. Mes grikiais pusę metų. Teisingai, Mes grikiais gyvenam. O kur dar komunalai? Kur komunalai? Todėl, jeigu rūpi teatras, jeigu rūpi Lietuvos kultūra, mes esam Lietuvos ateitis, esam jaunimas, mum rūpi, mum nenusispjaut. Nefiga. Iš tikrųjų, palaikykit, paremkit, ateikit, nupirkit tą bilietėlį, pasidalinsim kūrybą, norėsim kurti ir toliau. Gerai, dabar informacija svarbi. Informacija. Važiuojam. Per šias kalėdas. Per šitą, visų šventųjų, lapkričio 2. Lapkričio 2, taip. Šitam, Karmelitų teatre. Ne Karmelitų. Kameriniam teatre. Kur jis yra? Jis yra šitam prospekte, kur prospektas. Ai, žinau, šitam koncentracijos prospekte. Ne, Konstitucijos prospekte, kur žiogas ant sienos. Taip, vienu žodžiu, lapkričio 2 dieną, 7 valandą, Kameriniam teatre, laukiame jūsų, bus spektaklis Sielos keptuvė. Ne, Sielos virtuvė. Ateikit ir ateikit, ne po vieną. Bem, nes mes gyvenam taip, kaip norim. Jis gyvena aukštyn kojom. Pasidarau!